Anksčiau klausdavau, ar spėsim į ultrais, dabar paklausiu, ar spėsim į štuką KM dienai. Šeimyninė mašina jau. Paimam dar vieną litriuką tepuliuko, 10 šiam su savim. Maža kas, pažiūrėsim, čia pirma tokia ilga kelionė bus. Tai atvažiavęs į Palangą patikrinsiu, ar netrūksta tepalų. Tai paimu, kad būtų ką daspilt. O čia įpadėsim. Gesintuvą paėmiau. Rūbų mažiausiai. Valymo priemonės. Spirito šakės. Ir įrankių komplektas. Įsipiliam kūro. Ir važiuosim toj link Palangos. Iki pilnos laimės, va ką čia trūko, kvapuko. Žinau, kad neilgam kvepės mašinoj, nes pagrindė čia tik padangų kvapas būna. Nu, vis šis tas. Uždėjau dar ir antrą. Nu, kad jau tikrai. Čia mūsų kelionė ir prasideda. Tikiuosi nereikės gailėtis man po to dėl šitų žodžių. Pažiūrėsim, ar technika nepaves. Pirma ilga kelionė. Aš važiuoju vienas. Tai kad jeigu kažkas atsitiks, jokios pagalbos nėra, pasiėmiau su savim viską įrankius, žodžiu, atsarginės kažkokios detalės, kurių gali prireikti. Bet tikiuosi, kad nereikės. Padariau suvedimą mašinai. Turėtų būti viskas gerai. Kas čia poliukas netilpo. Viena avarija ir viskas. Kamštis valandai. Pirmas 100 km yra įveikta. Esam dabar Kaune, Baltic Petroleum, Taikos prospekte. Tai nuo Vilniaus Baltic Petroleumo iki čia grubiai 100 km, be 3. Tai specialiai piliau pilną baką ir dabar noriu dasipilt vėl pilną baką, kad pažiūrėt, kiekgi kuro suvartojo per 100 km. Labai buvo smalsu. O kol pilsiu, pamėginkit komentaruose atspėt. Ką turim? 14 litrų, nu gal 13, nes aš čia dabar jau iki pat garlaivynos piliau. Tai kaip galvojat, čia daug ar mažai? Tiesą sakant, galvoju, kad daugiau bus. Galvoju, kad 20. Turim dar vieną žiaurią avariją. Va, tik atvažiavau ir pasigavo mane žmogus su maike ir atidaviau. Tai sveikinu. Tai, geriausia. Dabar važiuoju, susirandu greitai kažkokią rankinę
plovyklą Klaipėdoj. Greitai išsiplaunu mašiną ir važiuoju iki Kretingos. Va ir plovykla. Važiuoju iki Kretingos, nes ten pirminis taškas, kur visi susirenkam. Ir 9:30 išvažiuojam jau link Aurum lenktynių ir pasistatom ten mašinas. Jam yra tiesioginis kuro įpurškimas, benzinas. Čia tas iš to biudžeto, iš lėktuvinis. Mechaninis. Jo, mechaninis. Kaip dizelinis. Jo, tas pats, principas tas pats, įpurškimas tiesiogiai į... Automatas? Ne, bet į mechaniką. Puslės stabdžių šonis. Kas dar tokio šitoj mašinoje, kas tokio, kad patį nustebinti, nes dažniausia tokiuose automobiliuose yra... Sakau, va, kuro įpurškimas. Yra tiesioginis kuro įpurškimas, tas pats kaip dabar prilygsta injection, elektroninį kuro įpurškimui. 63 metai. Čia dar, kaip sakoma... Selas tas 54 metų. Tai taip, bet jie, sakau, jie yra tie patys, irgi eina su karburatorium, bet va, jie buvo jau ir su šito. Tai paskui gerai, tas feature man labiausiai patinka, kur radija įjungi radiją ir radija pati ieško kanalų. Taip. Jo, mechaninė paieška kanalų. Tais laikais, žinai, jau sakau, čia kur tu matyta. Jokios elektronikos, tiesiog spaudys, mechaniškai. Čiuk susiranda kanalą, sustoja. Gal galite žesti, pasiklausyti savo žaidimas kainuoja. Norėjau irgi paprašyti, nedrįsau. Ne, kažkai drąsiai gerai. Dar paprašysite pravažiuoti. Patinka variklis stovi vietoj, nes pajudam jau. Tai va, paklausom ir judam. Pirmą patį. Važiavom į trasą, šiaip žiauriai daug dalyvių, nesitikėjau. Mašinų, nežinau, gal 100, gal daugiau. Tai žiauriai ilgai biškį užtrunka čia, kol susirūšiuoja visus, pastato. Dabar atvažiavom į trasą, į eilę visi sustojom. Garbės ratukas ir parkuosimės. Čia tikiuosi, ne nuo mano šaudimo suskilo tau langas. Dėl to pačio. Skolingas dabar.
Šiek tiek atributikos. Op. Ot kaip gerai keramika veikia, žiūrėkit, noriu prikliuoti lipduką ir nesiklijuoja. O kaip čia man dabar? Žodžiu, padėkim kol kas kamerą. Taip. Tvarkinga karavėlė. Pažiūrėkit, salonas. Kaip chata. Aparatūra, staliukas, kapholderiai. Gražiai išsiuvinėtas salonas. Net parketas yra. Užskaitom tokį aparačiuką. Ratukai. Beauté de paysage enflamme mon destin. Les airs d'autrefois déclinaient les saisons. Aux innombrables voix ont écrit ma chanson. Mane pastatė šalia kolegos iš Švedijos, lietuvio Edgaro, kuris važiuoja su 92 DVRX-o bodykitis, labai tvarkingas aparatas šiaip. Žmogus pats pasidaręs, ratukai panašios stilistikos, saloną irgi šiuo metu tvarkosi, dar sakė ne iki galo, bet patys žinot, tokie projektai galo niekada nebūna. Čia daryti ir daryti. Matau, žmogus gavo baudą. Policijos pranešimas. Nu ir mes dar palieksim jam 20% nuolaidų, kad nebūtų taip liūdna jam. Važiuojam dabar, prasuksim Garbės ratą per Basankę. Priekyje važiuoja mūsų vedlys, o dar iš priekio važiuoja policijos pareigūnai. Ir dabar galvojam, ar galima launčinti, ar ne. Ar nieko nesakysim. Ai, mes čia, o taip va. Kažkoks filmukas nusimato. Žiūrėkit, važiuojam per Raudoną, bet pirmą kartą policijai matant važiuoju per Raudoną ir už tai negaunu baudos. Visai fainas jausmas. Ir dar žiūrėjo, kaip aš filmuoju su kamera rankose. Iškart 2 pažeidimai viename. Kai vaikai apsidžiaugia pamatę. Pagazuot? Aš mačiau jūsų perus į teilingį. Ja? Esam va Palangoj gatvėj pagaliau. Basanavičiaus. Marsiukas pirmą kartą gyvenime randasi Palangoj šitą gatvėj. Gal reikia eit? Gal reikia eit? Va, rodo, liuksą tau. Galiu parodyti. Ne, negalim čia gazų duoti. Gazų tai negalim. Negalim, čia vaikų daug labai. Blininės yra kriaušiai, gal reikia simboliškai išeit, prasukt. O, jau girdžiu komplimentus.
tai kas čia buvo? Degam. Reikia pažiūrėti, ar padangų dar liko. Nu, iki Vilniaus užteks. Reikės dar į detailingą užvažiuoti, biškį pasivalyti. Gumą iš papačios. Superus, ruoškitės. Degas konkrečiai, bet mus pakvietė į top 10 patekom. Biškį nustebęs. To reikės lipti ant scenos, tikriausiai neužgribaus. Jau degas baisiai. 10 geriausių Memel Waterfest dalyvių. Laikas yra pinigai. Jam reikia iki serviso davažiuoti greitai. Tad visų automobilių savininkai, kurie čia atvažiavote ir žinote, kad esate top 10. Scena Armen Sargisian Mercedes V124. Mercedesas tokį šalia, taip ir reikiuosimės visi čia 10, o jums įteiks dovanas. Armen, štai jums dovanų visą virtinę. Plojimai! Trečiasis top 10-tuke. Reikia palikti ant variklio, jeigu būna, jam ten ir vieta. Patekom į topus, aš laimingas, kaip matot, viską daroma buvo ne šiaip savo. Tai tokia šio epizodo pabaiga. Atvažiavau į Vilnių, viskas gerai, mašina nepavedė, esu patenkintas. Šiuo metu stoviu prie Superus detailing. Palieku, žodžiu, šiandien jau mašiną jiem ant pasivalymo, nes po kelionės tiek priekis, visas aplipęs musytėm. Langas jau automatiškai nusivalė nuo lietaus. Ir galas po burnauto. Kaip pamenat, liko nemažai padangų. Čia gal susirinks, reikės priklijuoti atgal kažkaip. Nu va. Tai susimatom jau kitam epizode. Nepamirštam, paspaudžiam patinka, parašom komentarą, dalinamės ir iki kitų kartų.